Šių sekminių šventės metu Romos katalikų bažnyčios popiežius, išrinktasis 2005 metais Benediktas XVI, ragina bažnyčios narius iš naujo įžiebti sekminių ugnį, atsiverti šventosios dvasios be paliovos mums siunčiamoms dovanoms. Apaštalų raštuose skaitome, kad kai Kristaus mokiniai drauge meldėsi, ant jų staiga tarsi vėjas ar ugnis didžiulė jėga nusileido šventoji dvasia. Tada jie pradėjo įvairiomis kalbomis skelbti Kristaus prisikėlimo gerąją naujieną. Tai buvo šventosios dvasios krikštas. Brangus broliai ir seserys, atskleiskime iš naujo šventosios dvasios krikšto grožį, iš naujo suvokime mūsų krikštą ir sutvirtinimą kaip Dievo malonės šaltinius. Ši krikšto šventąja dvasia patirtis gyvuoja per visą bažnyčios istoriją, o šiandieną ją išgyvena šimtai jaunų žmonių atvykusių iš 5 kontinentų į 26-asias pasaulinio jaunimo dienas. Tai unikali patirtis, kai meldžiantis šventajai dvasiai, kiekvienas pasižada patikėti Kristui savo viešpačiui visą savo gyvenimą. Mes esame Ispanijoje, Guadaramoje, tarptautinėme festivalyje, kurį suorganizavo Šemanov bendruomenė. Žengiau šį žingsnį, patikėdamas savo gyvenimą Jėzui, ir jis mane užpildė malonėmis. Tai buvo tiesiog nuostabu. Rankų uždėjimo metu pajutau tarsi palaiminimą, stiprų džiaugsmą atėjusį į mano širdį. Tai buvo nuostabu. Vakar, kai jie už mane meldėsi, viena sesuo išvydo viziją. Tai buvo žmogus sviedžiantis valą, tarsi jis žvejotų. Jis tiesiog stovėjo ir laukė, kol žuvis užkibs ant kabliuko. Man tai buvo labai reikšminga, nes esu labai nekantri. Laukiu iš Dievo, kad jis bemat parodytų man kelią, kuriuo turiu eiti. O juk čia kaip ir žvejyboje. Jei jau užmečiau valą, belieka laukti ant kabliuko užkibsiančios žuvies. Giliai tikiu, kad kiekvienam žmogui Kristus gali būti tuo, ko kiekvienas draugas tikisi iš draugo, nes jis juk buvo tapęs žmogumi, kad Dievo meiliai suteiktų žmogišką išraišką. Taigi vos tik mes pradedame artimiau bendrauti su Kristumi, Kristus nustoja būti kažkokiu personažu, jis tampa žmogumi. Deja, daugeliui krikščionių Kristus tėra personažas, kuris gyveno praeity, atsiminimų, doktrinų ir dogmų visuma. Šventosios dvasios veikimas būtent parodyti Kristų gyvų prisikėlusių žmogumi. Šiandien Net for God jūs kviečia pajusti šio krikšto šventąją dvasią grožį ir prasmę drauge su Marie Elie. Ji, amerikietė teologijos daktarė, šiuo metu dirba Detroit Švenčiausiosios širdies vardo kunigų seminarijoje.
Ji pati išgyveno šią patirtį, krikštą šventojoje dvasioje 1987 metais. Beskelbdama Evangeliją su studentų grupe Floridos paplūdimiuose, ji išgyvena gyvojo Kristaus patirtį savo gyvenime. Daugelis studentų vyksta į Floridą linksmintis, bet mes ten nuvykome skelbti Evangeliją. Aš pažinojau Jėzų, bet ne tiek, kiek Dievas norėjo, kad aš jį pažinčiau. Kartą mes giedojome giesmę, kurios priedainis yra Jėzus yra gyvas. Ir begiedodamas staiga suvokiau, jis yra gyvas. Jis gyvas. Ir dėl to, kad jis yra gyvas, aš esu gyva. Ir ūmai aš jį suvokiau ne kaip praeities istorinį personažą, bet kaip mano viešpatį, mano gelbėtoją. Ir aš pradėjau išgyventi jo kryžių kaip manyje veikiančią galią. Aš tarsi tikrai miriau drauge su juo, miriau nuodėmei. Esu susivienijusi su Jėzumi jo mirtyje ir prisikėlime. Dievo meilės patirtis yra dovana. Šventosios dvasios veikimas, kuris gali būti gaunamas nelauktai arba sąmoningai dalyvaujant šventosios dvasios krikšte. Dievas atsiunčia šventąją dvasią, kada nori ir kaip nori. Posakis krikštas šventąja dvasia priklauso pačiam Jėzui. Prieš pakildamas į dangų jis apaštalams tarė, Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventojoje dvasioje. Iš tiesų, po 10 dienų šis krikšto šventojoje dvasioje pažadas išsipildė sekminių dieną. Manau, kad žodis krikštyti turi svarbią reikšmę, nes graikams tai buvo įprastas vartoti žodis, kuris reiškia panardinti į vandenį, apsemti, paskandinti. Kai sekminių dieną šventoji dvasia nusileido ant 120 Jėzaus mokinių ir Jėzaus motinos Marijos, juos užplūdo Dievo tėvo meilė. Ir kaip tik dabar, geriau nei bet kada anksčiau, jie suprato nuostabų į Dievo planą, kuris savo mirtimi ir prisikėlimu įvykdė Jėzus. Jie pajuto šventosios dvasios galią ir buvo užlieti šios patirties. O šventoji dvasia ant jų nusileido okningomis kalbomis. Čia panaudotas vaizdingas posakis susijęs su ugnimi, nes Dievo meilė juose pačiuose įžiebė meilės liepsną, kuri iššaukė polėkį visam pasauliui skelbti gerąją Jėzaus naujieną. Sekminių dieną, kuomet apaštalams ėmus skelbti nuostabius Dievo darbus įvairiomis kalbomis, Jeruzalėje susirinkusiai miniai tai sukėlė didžiulę nuostabą. O kai kurie net šaipėsi iš jų sakydami, jie prisigėrė jauno vyno. Tačiau čia yra ironijos subtilybės, kadangi Senajame testamente jauno vyno įvaizdis naudojamas, kalbant apie gyvenimo apstumą, kurį Dievas pažadėjo išlieti savo tautai. Pavyzdžiui, pranašo Amoso knygoje Dievas tarė, kalnai paplūs saldžių vynu arba jaunų vynu, kadangi jaunas vynas yra saldus. Pastebėkime, jog šis jauno vyno pažadas išsipildo apkvaitimu šventojoje dvasioje. Iš tiesų, bažnyčios tėvai šias eilutes aiškino sakydami, su džiaugsmu gerkime blaivę dvasios girtybę. Šventasis Kirilas Jeruzalietis aiškino, jog tai blaivus girtumas, kadangi kūno girtumas priverčia užmiršti net tai, ką žinome, ir daryti tai, ko paskui gailimės.
Tuo tarpu blaivus šventosios dvasios girtumas leidžia suprasti dalykus, kurių anksčiau nesupratome, bei atlikti tai, ko iš savęs prieš tai nesugebėjome padaryti, ir mylėti daug stipriau, nei patys sugebėtumėme. Iš tiesų, šventosios dvasios dovana perkeičia apaštalus iš besibaiminančių į pranašų bendruomenę. Tai yra, jie tampa žmonėmis sugebančiais kalbėti Dievo vardu ir aiškinti jo galingus veiksmus. Taip pat dvasiai vadovaujant, broliškos bendrystės ir gausių charizmų dėka statėsi ir neįtikėtinai plėtėsi bažnyčia. Bet ar ši sekminių patirtis visą laiką buvo gyva per šitiek laiko? Šventosios dvasios krikštas niekada bažnyčioje neišnyko. Jis visada egzistavo per visą bažnyčios istoriją, nes Dievas yra ištikimas ir jis nuolat duoda šventosios dvasios dovanas. Ir kai jūs skaitote bažnyčios tėvų raštus, pastebite, jog jie dažnai kalba apie šlovinimą. Ypač šventasis Augustinas šitaip rašo. Tai Dievo garbinimas su didžiu džiaugsmu, pilnu balsu, bet be žodžių. Kasgi yra kalbų dovana? Tai būdas garbinti Dievą, kuris peržengia tai, ką mes galime išreikšti savo natūralia kalba ir kas leidžia šventajai dvasiai perimti mūsų širdį ir mūsų balsą. Beje, jeigu giliau pažvelgtume į šventųjų gyvenimą, pavyzdžiui, iš šventosios Teresės iš Avilos, kuri neįvardyja kalbų dovanos ar šlovinimo, bet jie apibūdina kaip netvarkinga kalba, tai kalbų charizma. Ir žinoma, pranašysčių charizmos, išgydymai, stebuklai, dvasių atpažinimas ir visa eilė kitokių Biblijos charizmų egzistavo bažnyčios istorijoje. Tačiau sekminių dovanos priėmimas pamažu gęsta pasaulyje. Sekuliarizacija mūsų visuomenėje iš esmės keičia krikščionių santykius su jų viešpačiu. Tikėjimas Dievu tampa rutina. Mes paprasčiausiai paklūstame tam tikram taisyklių sąrašui, kuris yra diktuojamas bažnyčios. Bet Dievo apvaizda paslaptingai veikia istorijos įvykius. 1901 metų sausio 1 dieną, 20-ojo amžiaus išvakarėse Jungtinių Amerikos valstijų Topekos apskrityje, šventosios dvasios jėga išsilieja Betelio Biblijos mokykloje, kuri buvo įkurta pastoriaus Karlo Fox Parhamo. Maža protestantų evangelikų grupelė studijavo apaštalų laiškus ir klausė, kodėl mes nematome mūsų epokoje to, kas yra parašyta šioje knygoje? Kodėl mes nesame apsireiškimų, stebuklų, džiugesio šventojoje dvasioje liudytojai? Ir šventoji dvasia nusileido į šią grupę. Jauna moteris sušuko, aš myliu tave, Jėzau. Ir šventoji dvasia su visa galia nužengė ant jos ir ji pradėjo kalbėti kalbomis. Visi buvo persmelkti tėvo meilės ir pradėjo šlovinti šventosios dvasios dovanas. Ta pačią dieną, 1901 metų sausio 1 dieną Romoje,
Popiežius Leonas XIII, atsakydamas į mažosios italų sesers Elena Guerra kvietimą šiam 20-ajam amžiui, meldžia šventosios dvasios dovanų žemės atnaujinimui. Nuo šių įvykių malonė plinta būtent Los Andžele, Kalifornijos valstijoje 1906 metais. Pastoriaus William Joseph Seymour vedama, šventosios dvasios ugnis uždega susirinkusiųjų minia Azuzos gatvės 312 name ir plinta visuose žemynuose. Mažiau nei per 2 metus sekminių judėjimas pakeitė daugiau nei 500 milijardo žmonių gyvenimą. Tūkstantis 1967 metais ta pati šventosios dvasios plitimo banga palietė katalikų bažnyčią. Taigi, praėjus 2 metams po antrojo Vatikano susirinkimo, kuris pirmą kartą per daugelį amžių atsiveria charizmatiškos bažnyčioms dimensijoms, grupė katalikų studentų iš Pitsburgo miesto, Pensilvanijoje, patiria stiprų šventosios dvasios išsiliejimą. Prašydami Dievo pagilinti jų šventosios dvasios krikšto malonę ir ją sutvirtinti, jie patiria Dievo meilės išsiliejimą ir pripažįsta viešpaties veikimą savo gyvenime. Sekminių patirtis plinta kaip ugnis ir kituose universitetuose, išskleisdamasi visame pasaulyje, palieka savo kelyje daugelio žmonių atsivertimo vaisių. Tai vadinama charizmatiškuoju atsinaujinimu. Aš manau, jog tai iš tiesų yra labai reikšminga, kaip Dievas veikia mūsų laikų istorijoje. Tai atnaujinimas dalykų, kurie buvo prarasti laike. Tai išgyvento su Dievu susitikimo ir Evangelijos realybės atnaujinimas, kurį tik šventoji dvasia gali mums suteikti. Štai kodėl mes prašome šventosios dvasios ateiti pas mus ir paliesti kuo giliau. Olivier de Gersigny yra kilęs iš Maurice salos. Šį susitikimą su Dievo meile jis ją išgyveno charizmatiškos maldos grupėje. Kai ieško suprasti Dievo valios savo gyvenime, nusprendė priimti šventosios dvasios krikštą. Aš išėjau į priekį ir atsiklaupiau, kad galėčiau atnaujinti mano gyvenimo dovaną. Tada priėjo vienas žmogus ir tarė: Olivier, ar tu norėtum atiduoti visą savo gyvenimą Jėzui? O aš nesitikėjau tokio klausimo. Tačiau tai buvo viso mano gyvenimo klausimas. Jo aš laukiau. Iš mano sielos gelmių ištryško atsakymas. Aš pasakiau taip. Pasakiau taip, visiškai pasitikėdamas Jėzumi. Ir tada, kuomet broliai ėmė melstis, tariau sau, kaip keista, nes tai iš tiesų tavo viešpatie ir šventosios dvasios vėjas šiuo metu dvelkia. Dar girdėjau viešpatį man sakant: tu mano mylimas sūnus, tave užpildau savo meilę. Ir mane užplūdo begalinis džiaugsmas, nes aš iš naujo galėjau priimti Dievo tėvystę savo gyvenime. Galėjau atpažinti, jog jis iš tiesų yra mano tėvas, esantis šalia, kuris mane glaudžia savo glėbyje. Viešpats aiškiai davė suprasti, jog žodis iš 1 Petro laiško yra skirtas man. Ir tu taip pat esi pakviestas sudaryti kunigų bendruomenę, kad atnešautum dvasinės aukas. Tada tariau sau, kaip stulbinamai aiškiai tu viešpatie gali išpildyti mano lūkesčius. Atrodo, jog kažkas, ką aš būčiau paslėpęs, pagaliau galėjo išsiskleisti. Galėjau ištarti, betgi taip viešpatie, tu mane kvieti tapti kunigu. Man sakai, jog esu tavo vaikas ir šaukia mane eiti pirmyn.
Kuomet bažnyčia meldžiasi šventajai dvasiai, juk beveik kiekvieną kartą kviečia ateik šventoji dvasia. Argi tai reiškia, kad mes iš tiesų nesame gavę šventosios dvasios krikšto ir sutvirtinimo metu? Ne, mes ją gavome, tačiau vis tiek meldžiame, kad jie ateitų. Šventoji dvasia gali nusileisti vis giliau. Todėl nereikia sakyti, aš gavau viską, ką tik galėjau gauti iš šventosios dvasios. Gavome šventąją dvasią, kuomet buvome pakrikštyti ar sutvirtinti. Tačiau ją priimame nelygų koks mūsų gebėjimas priimti. Dievas nori praplėsti mūsų gebėjimus. Tai dėl to mes meldžiame šventosios dvasios krikšto. Neprašome kažkokio naujo sakramento. Prašome, kad dovana, kurią esame gavę, būtų atnaujinta, kad ji būtų atgaivinta ir pasireikštų didelė jėga mūsų gyvenime. Šventosios dvasios vardas yra meilė. Ji yra begalinė, dieviška, be ribų, neišmatuojama, save atiduojanti meilė. Dievas tave myli ir tu čia negali nieko pakeisti, koks bebūtų tavo gyvenimas. Dievas tave myli, tai ir yra šventoji dvasia. Kuomet mes trokštame laisvai priimti šią meilę, ištardami taip Jėzui, ištardami taip šventajai dvasiai, taip tėvui, tuomet ši meilė pradeda keisti mūsų gyvenimą. Esu gana racionalus žmogus, todėl ir savo gyvenimą, konkrečiai profesinę veiklą norėjau tvarkyti vadovaudamasis racionalumu. Buvau išsikėlęs savo tikslą padaryti sėkmingą karjerą tarptautinės politikos srityje. Ir tai man atrodė taip reikšminga, jog maniau, jeigu man nepasisektų šioje srityje, mano gyvenimas bus žlugęs. O kalbant apie tikėjimą, kuriuo gyvenau savo liuteriniškoje bažnyčioje, tai man buvo svarbu, tačiau nejaučiau kažkokios būtinybės apie tai dalinti su kitais. 2006 metais vienų tylos rekolekcijų metu Oliveris, trokšdamas labiau priartėti prie Dievo, apsisprendžia priimti dvasios krikštą. Pirmieji vaisiai pasimatė pasibaigus rekolekcijoms. Vakarojant su jaunuoliais pokalbio metu man paaiškėjo, jog vienas iš jų visiškai nutraukė ryšius su Dievu. Jis labai pyko ant Dievo, kadangi prarado artimą draugą. Aš meldžiausi šventajai dvasiai, kad suteiktų man žodžius, kuriuos jam turėčiau pasakyti. Ir mes kalbėjome iki 5 valandos ryto. Po to sužinojau, jog jis sugrįžo į tikėjimo kelią. Jo kalbėjosi su kunigu ir atgavo tikėjimą. O kiti vaisiai pasimatė, kai pastebėjau, jog Viešpats palaipsniui man padėjo vis labiau išsilaisvinti iš to karjeros siekimo ir jį vis labiau pamilti. Taigi, baigęs mokslus, aš supratau, kad jis manęs nekviečia siekti karjeros tarptautinėje politikoje, kuri be jokios abejonės buvo labai gera, bet kviečia tapti savo bažnyčios pastoriumi. Vienas dalykas, kurio mus moko šventasis raštas, yra tai, kad šventoji dvasia atgamina mumise Jėzaus gyvenimo modelį. Jėzus savo žmogiškume gyveno tuo modeliu, kuriuo kiekvienas iš mūsų turime gyventi tik mums žinomų būdų pagal Dievo norą. Jėzus po savo krikšto iškart šventosios dvasios buvo nuvestas į dykumą ir ten susidūrė su šėtonu.
Tai labai reikšminga, nes vienas iš dalykų, kuriuos Dievas padaro, kuomet žmonės pakrikštijami šventąja dvasia, tai, kad jie geriau neįsisąmonina, jog yra piktosios dvasios bei daugiau dėmesio teikia dvasinėms kovoms. Jie aiškiau gali atpažinti piktųjų dvasių veikimo sritis bei būdus, kaip jas nugalėti pasitelkiant tikėjimą. Mūsų pasaulyje darbuojasi piktoji dvasia, o ji veikia kurstydama neapykantą, priešiškumą, karus, baimę. Psichinio sąmyšio pasekoje atsiranda nesugebėjimas aiškiai suvokti tiesos apie tai, kas yra Dievas ir kas esame mes. Už viso to slepiasi piktoji dvasia. O Dievas nori, kad mes žinotume, jog turime galios Jėzaus vardu atsilaikyti ir atmesti melus, klaidinimus, gundymus bei kitokias piktosios taktikas. Šventosios dvasios išsiliejimas mūsų gyvenime suteikia ginklus, kad galėtumėm prisijimti atsakomybę šioje kovoje. Ten, kur išliejama šventoji dvasia ir kur žmonės atsiveria jai, ten bažnyčia atgimsta. Tikra tiesa, kad šventosios dvasios krikštas išlaisvina karizmas, dvasinės dovanas, kurie ją priimantiems žmonėms suteikia potencialą, pranokstantį jų žmogiškas galimybės, kad skelbtų visiems Kristaus siūlomą išgelbėjimą. Dievas per šventosios dvasios krikštą davė šlovinimo dovaną, tokią galingą, kad kuomet esame gundomi nusiminti, mes verčiau pasirenkame Dievo šlovinimą. Ir kai mes tai darome, keičiasi mūsų širdis. Taip pat ir visa atmosfera. Piktosios dvasios traukiasi, debesys išsisklaido ir žmonės sugeba pamatyti tiesą. Egzistuoja ir išgydymo, stebuklų darymo dovanų, kylančių iš tikėjimo. Dievas galingai veikia čia ir dabar. Šios dovanos yra labai svarbios evangelizacijai. Visa bažnyčia yra kviečiama naujajai evangelizacijai. Ir šventoji dvasia mus ragina įsipareigoti šioje naujoje evangelizacijoje, apginkluodama mus karizmomis, kurios parodo jos galią. Pavyzdžiui, šiandien Damian Steine atlieka išgydymo tarnystę. Katalikas, vedęs 2 vaikų tėvas, 1990-ais Anglijoje įkūrė Cor et Lumen Christi bendruomenę. Melskitės, kad patikėtumėte Jėzaus pažadais raštuose. Mes turime išdrįsti tikėti Dievo pažadais. Tada didesnė tikimybė, kad išvysime jo stebuklus. Tėvas Raniero Cantalamessa sako, kad stebuklai yra skatinimas tikėti bei tikėjimo atpildas. Kai mes buvome Italijoje, ten buvo berniukas su žeistomis smegenimis, kuris niekada nebuvo vaikščiojęs, o mes jį matėme vaikščiojant 6 minutes. Tada žmonės plojo lyg kokiose futbolo rungtynėse. Jie taip susijaudino, nes jų Dievas padarė tokį nuostabų dalyką. Jėzus mus siunčia į misijas. Kiekvienoje evangelizavimo misijoje jis sakydavo tiems, kurie būdavo siunčiami,
melstis už išgydymus. Vadinasi, gerosios naujienos skelbimas turi žengti koja kojon su ženklais ir išgydymais. Manyčiau, jog mums iššūkis įgyvendyti tai, kas yra normalu skelbiant Evangeliją. Tačiau tam, kad gyventumėm charizmatiškai, ar visi esame kviečiami išgyventi šio krikšto dvasioje patirtį? Dievas niekada neatsako savo dovanų, o pati didžiausia dovana, kurią jis gali mums suteikti, yra šventoji dvasia. Ši dovana suteikta krikščionėms krikšto ar sutvirtinimo metu turėtų būti visą gyvenimą pripildanti dovana. Vadinasi, krikštas šventojoje dvasioje skirtas visiems. Jis nėra skirtas kokiai mažai charizmatiniai grupeliai. Taip yra skirtingų dvasingumų. Ne visi juk turi pašaukimą melstis tokiu pat būdu, mėgti to paties stiliaus muzikos ar turėti tokį patį dvasingumą. Tačiau krikštas šventojoje dvasioje yra visiems. Jeigu krikštas šventojoje dvasioje yra visiems, ar ši patirtis neturi įtakos darbe už krikščionių vienybę? Bažnyčia jau taip seniai yra pasidalinusi, kad mes prie to pripratome ir priimame kaip normalų dalyką. Tačiau Dievui tai nėra normalu, tai tikras papiktinimas. Taigi vienu metu, kuomet dauguma krikščionių net neieško vienybės, Dievas atsiuntė savo šventąją dvasią naujų būdų. Ir vienas iš pirmųjų šventosios dvasios vaisių yra mums suteikti vienybės, kurios Dievas nori savo bažnyčiai troškulį ir skonį. Kuomet skirtingų tradicijų krikščionys patyrė šventosios dvasios krikštą ir kai jie išmoko šiek tiek pažinti vienas kitą, jie sakė, aš patyriau tą patį kaip ir tu ir suprantu, ką tu sakai. Tada jie ima kalbėti tą pačią kalbą, jie išgyveno tas pačias patirtis. Taip Viešpats leidžia, kad užsimegztų gilūs draugystės, brolystės ryšiai tarp katalikų, ortodoksų, protestantų, tarp daugybės skirtingų tradicijų krikščionių. Tik šventoji dvasia gali sukurti vienybę bažnyčioje. Šį mėnesį melskime šventąją dvasią, kad mūsų šalyse ir mūsų bažnyčiose apsireikštų sekminių malonė krikščionių vienybės sustiprinimui. Šio mėnesio žodis yra laiške Titui, 3 skyriaus 6 ir 7 eilutės. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, kad jo malonę nuteisinti, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais.